Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, kviečiame jūs į Žalgirio areną. LRT pradeda tiesioginę transliaciją iš Kauno. Čia LKL čempionato reguliariojo sezono dvikova. Kauno Žalgiris, aikštės šeimininkas, arenos ir šios tvirtovės šeimininkas, šiandien pabandys atlaikyti Šiaulių išbandymą. Ką apie šias rungtynes mano vyriausiai treneriai, dabar ir pasiklausykime. Treneriai laukia rungtynė su praėjusio sezono LKL čempionu, su šio sezono lyderiu Kauno Žalgiriu. Kokį dalyką arba kokius dalykus akcentavot komandai prieš šias rungtynes? Na, pirmiausia, reikia atvažiavus čia į Kauno areną užmiršti iš tikrųjų tam tikram laikui, kad žaidi prieš Žalgirį. Tai yra neišeiti kažkaip galvos nuleidus ir nepasiduoti prieš rungtynės. Tai akcentavimas buvo nuo pat pirmų minučių kovoti ir stengtis daryti viską, kas geriausiai išeina. Pirmajame rate namuose neturėjote jokių galimybių rimčiau pasipriešinti kauniečiams. Kokias išvadas norite, kad komanda padarytų? Tai va tas ir būtų. Mes tikrai pirmose rungtynėse išėjom nuo pat pirmų minučių, atrodėm, kad mes juos žiūrim šiek tiek kitaip ir jie viską darė vienu žingsniu greičiau. Tikimės, kad tas darbas, kurį įdėjom paskutinius kelius mėnesius, šiek tiek duos daugiau resursų mums rungtynėse sueiti. Ačiū Jums. Sėkmės. Treneri, vakar nugalėjote Lietkabelį, nugalėjote pakankamai užtikrintai. Ar tai reiškia, kad išvengėte to šurmulio, komanda neišsiblaškė? Na, aš galvoju, kad vakarykštės rungtynės tikrai buvo svarbios po tų šventinių dienų, kur treniruotės vis tiek tokios jautėsi truputį atsipalaidavimas. Ir smagu, kad vyrai susikaupė ir sužaidė solidžias rungtynės, dėl to ir norėtųsi šiandieną tų solidžių rungtynių patvirtinimo, kad tai nebuvo kažkokios atsitiktinės rungtynės, o sužaidėm gerai dėl to, kad ruošimės ir išėjom susikaupę. Pirmas mačas ir Žalgirio pergalė 31 taško skirtumų. Apie tai kalbėjote prieš šią dvikovą su žaidėjais? Na, visą laiką žaidėjams primenam, kad rungtynės, kurios praėjusios, kurios buvo labai sėkmingos, tai nebus šiandien automatiškai tokios pat. Kad jos būtų tokios, reikia įvykdyti daug užduočių ir jie žaidėjai turi ir labai tikiuosi, kad mes šiandieną savo darbą atliksim taip, kaip reikia. Ačiū. Štai tokios trenerių mintys prieš prasidedant šią dvikovą. Pilną Šiaulių komandos sudėtį dabar matote, netrukus pamatysite ir kokį 12-ką šiandien registravo Žalgirio komandos treneriai. Nu, mes jau keliaujame prie tų žmonių, kurie pradės šias rungtynes tiesiogiai aikštelėje. Rungtynių arbitrai šiandien teisėjauja Jurgis Laurinavičius, Vilius Mačiulaitis ir Ignas Davainis, rungtynių komisaras Gintautas Zaleckas, startiniai penketai rungtynių, kurios ką tik prasidėjo. Svečiai, 7 numeris Jonathanas Lee, 11 Julius Jucikas, 13 Rokas Giedraitis, 33 Rolandas Alijevas ir 34 Ryanas Olanderis. Žalgirio komandos penketas, 1 numeris, ką tik taškus pelnęs pirmuosius šios dienos rungtynėse Viljamas Šerim, 7 centre Artūras Gudaitis, 9 Darius Songaila, 21 Artūras Milaknis ir 92 Edgaras Ulanovas. Šiauliai labai sėkmingai ir staigiai atsako taiklių metimų, lygindami rezultatą. Tai daro Julius Jucikas. Ir Žalgirio bandymas vėl išsiveržti į priekį, jį nutraukė prasižengdami šiauliečiai. Na, jau girdėjote, jog abu treneriai turėjo ką pasakyti, kalbėdami apie pirmasias rungtynes. Gintarui Krapikui svarbiausia buvo, jo komanda nepatikėtų, jog ir šiandien bus taip pat lengva kaip Šiauliuose pirmajame rate. Tuo tarpu Gediminas Petrauskas savo auklėtinių prašė būti drąsesniems, nepasiduoti prieš rungtynes, pamiršti, kad atvyksti žaisti čia į LKL, daugkartinių LKL čempionų tvirtovę. 4-2 Žalgiris priekė po to, kai 2 taškus pelnė Artūras Gudaitis. Sužaidus kiek daugiau nei 1 minutę Rolandas Alijevas. Gražus perdavimas po krepšiu ir nepavyksta pelnyti taškų 11 numeriu Juliui Jucikui. Situacija buvo dėkinga, gal netgi, kaip kartais sakoma, per daug. Gerą perdavimą gavo iš Rolando Alijevo Julius Jucikas. Tačiau pataikyti nepavyko ir Žalgirio bandymas, vėl Artūras Gudaitis po krepšiu ir nuo jo atakos apsigina. Šiauliečiai skirtumas tas, kad po krepšiu nusiima kamuolį Žalgirio komandos gynėjas Viljamas Šeri, suteikdamas savo komandai dar vieną šansą. Adaptuojasi Žalgirio komandoje šis naujausias pirkinys.
Artūras Gudaitis stos prie baudų metimo linijos, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi visų pirma komandos sirgaliam, bet tai yra procesas užtrunkantis tam tikrą laiką, nelabai jį paskubinsi. Ir aišku, kiekviena diena, treniruočių diena arba kiekvienos rungtynės suteiks vis daugiau ir daugiau galimybių ir šansų įsilieti į komandą Viljamui Šerį. Artūras Gudaitis sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nedidelę traumą gavo žalgiriečių vidurio puolėjas, jį pakeitęs komandos kapitonas Paulius Jankūnas. Iškart į aikštę pataiko vieną baudos metimą iš 2, 5-2. Žalgiris pirmauja 3 taškais. 17 pergalių iš viso yra iškovoję Žalgiris LKL čempionate. 16 iš eilės. Ilga, viena iš ilgiausių Europoje pergalių serijų, jeigu kalbėsime apie žaidimą nacionalinėse pirmenybėse. Pirmoji vieta kol kas 17 taškų, vos vienas pralaimėjimas. Šiaulių situacija ir pozicijos, aišku, gerokai kuklesnės, 9-9, toks yra pergalių ir pralaimėjimų balansas. Ir tai leidžia šiauliečiams kol kas tenkinti 6-ąją vietą. Tiek pat beje pergalių 9 yra iškovojusi ir Dzūkijos ekipa. Tiesa, Dzūkai žaidė 9 rungtynėmis daugiau ir tai juos automatiškai stato vienu laipteliu žemiau. Artūras Gudaitis grįžo į aikštę labai greitai ir iškart apdovanojo varžovus blokuotų metimų. Prieš tai Dariaus Songailos dvitaškis padidino Žalgirio persvarą iki 5, o Edgaras Ulanovas dabar pelno savo komandai pirmuosius taškus. Šiandien ir Žalgiris atitrūksta jau pirmosiomis minutėmis. Spurtas per pirmasias 3 minutės, 9-2 tiesa pristabdo šiek tiek augantį skirtumą Rokas Giedraitis. Pelnydamas 2 taškus, rezultatyviausias Šiaulių komandos žaidėjas LKL čempionate, bet nesugaudo dabar. Vienas amerikietis kito amerikiečio, Jonathanas Lee, paleidžia po krepšiu įsiveržusį Viljamą Šerį ir pastarasis pelno jau 4. tašką savo komandai šiandien. 11-4, 7 taškų persvara, 3,5 minutės. Ir sėkmingai vėl 2-2 žaidžia, išnaudodami Julių Juciką šiauliečiai. Šį kartą tik tai pražangos gelbsti Žalgirio komandą nuo metimo iš po krepšio. Pirmasis keitimas Šiaulių komandoje. Vytautas Šulskis vietoj 22 numerio Tylerio Olanderio. Julius Jucikas prie baudų metimo linijos. Ne tik aktyviausias, tačiau dabar pataikęs baudos metimą jau rezultatyviausias Šiaulių komandos žaidėjas, 3 taškai Juliaus Juciko sąskaitoje. Ir kol kas jis kelia daugiausiai rūpesčių Žalgirio komandos gynybai. Dažniausiai kartu su vienu iš komandos gynėjų, ar tai būtų Rokas Giedraitis, ar tai būtų Jonathanas Lee. Būtent pastarasis dabar atsidaro ir savo taškų sąskaitą šiose rungtynėse. Jeigu kalbėsime apie Jonathaną Lee, reikėtų prisiminti tas pirmasias rungtynės, tarpusavio rungtynės Šiauliuose. Tuomet Šiauliams pavyko įmesti, Žalgiris leido įmesti tik tai 58 taškus. Iš tų 58, 20 Žalgiriui sumetė būtent tas Jonathanas Lee, pelnydamas daugiau negu trečdalį visų komandos taškų. Bet čia pasitvirtino taisyklė, kad vienas laukia ne karys. Arba jeigu karys, tai nepilna rungtynių laiką. Rolandas Alijevas tirpdo Žalgirio skirtumą iki 4, Šiauliai po truputį atsitiesė, artėjant link pirmojo kėlinio vidurio. Dabar jau 4 taškų skirtumas. Ta nesėkmė namuose, aišku, buvo vienas iš tų faktorių nereikalavusių papildomos motyvacijos šiauliečiams, noras įrodyti, jog pajėgumų skirtumas nėra toks didelis, be abejonės buvo arba bent jau turėjo būti kiekvieno krepšininko galvoje. Trečioji Šiaulių komandinė pražanga šiandien pirmajame kėlinyje. Kol kas žalgiriečiai yra pažeidę taisyklės tik tai vieną kartą. Nepavyksta perduoti kamuolio Viljamui Šerį po krepšiui kirtinėjusiam Artūrui Gudaičiui, tačiau
Paskutiniai įliečia Šiaulių krepšininkai, o tai reiškia, jog Žalgiris turi dar vieną šansą ir 7 sekundės dabar. Pataiko iš 3 taškų zonos Artūras Milaknis, pirmasis šiandien taiklus apskritai. Taiklus metimas ir pirmasis bandymas, kalbant apie abi komandas. Artūras Milaknis 3 taškų metimų vėl atstato 7 taškų persvarą. Rolandas Alijevas, Liuciko užtvara jam, vėl Liucikas ir pražanga Artūrui Gudaičiui. Vėl 2 prieš 2 ir vėl nesuspėjanti sureaguoti Žalgirio komandos gynybą. Be pražangos sustabdyti įsibėgėjusio varžovo Artūrui Gudaičiui nepavyko. Na ir atvirai kalbant, labai sudėtinga buvo tai padaryti. Antrąją pražangą gavusi Žalgirio komandos jaunąjį centrą keičia Robertas Jevtokas. Pirmą kartą pasirodantis aikštėje šiandien. Tuo tarpu Julius Jucikas prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas iš 2 baudų pataikęs 1. Dabar vėl pirmasis metimas taiklus. Ir Šiaulių komandos trenerių štabo dalis. Pirmame plane Gediminas Petrauskas, už jo matėme Robertą Gedraitį, buvusį ilgametį Šiaulių komandos krepšininką, kuriam iki šiol priklauso ne vienas ir ne 2 klubo rekordai. Ir šalia jo, tiesa, likęs už kadro, buvo Vaidas Pauliukėnas, dar vienas ilgametis Šiaulių komandos žaidėjas. Gedraitis, tik tai ne Robertas, o Rokas ir vilkintis ne kostiumą, o žaidėjo aprangą. Bandė perimti kamuolį. Nepavyko to padaryti, tačiau laikas tirpsta sparčiai, netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Ir Šiauliams pavyko apsiginti, 6 taškų skirtumas. Alijevas atspėja, ką toliau darys Šulskis, Žalgirio komandos gynėjas, ir numuša kamuolį už aikštės ribų. 11 sekundžių lieka Šiauliams šiai atakai. Rolandas Alijevas vėl suranda laisvą komandos draugą, metimas netaiklus, bet dar vieną dvikovą po krepšiu laimi Šiaulių komanda. Trečiasis šansas ir dabar jau prasižengia, kovodamas dėl 4 kamuolio varžovų baudos aikštelėje, Vytautas Šulskis. Edgaras Ulanovas šį kartą dvikovą su varžovų grumtynės visų pirma dėl pozicijos po krepšiu laimėjo. 4 komandinė Šiaulių pražanga, likus žaisti 4 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. 16-10. Artūras Milaknis. Šeri. Dar vienas amerikiečio reidas į baudos aikštelę. Vėl ieško akimis komandos draugų. Edgaro Ulanovui pataikyti nepavyksta. Antrasis bandymas ir kaip gražiai gesina Rokas Gedraitis savo priešininko ataką švariai, blokuodamas jo metimą, ir po to jį jau aikštės viduryje šiaip taip suspėja pagauti Viljamas Šeri, užsidirbdamas asmeninę pražangą, tačiau sustabdydamas labai pavojingą ir perspektyvę Šiaulių komandos ataką. Paulius Jankūnas grįžta į aikštę Žalgirio komandoje. 3,5 minutės pirmajame kėlinyje lieka žaisti komandoms. Šioks toks staptelėjimas, kalbant apie rezultatą, 16-10. Jau porą atakų tiek prie vieno, tiek prie kito krepšio baigėsi nesėkmingai, o čia pražanga prieš Paulių Jankūną. Ir ranką į viršų kelia Martynas Linkevičius. Ir kadangi tai yra jau 5 komandinė pražanga, žalgiriečių kapitonas ramiai neskubėdamas iškart patraukė link varžovų krepšio mesti baudos metimus. Paulius Jankūnas, galimybė jam vėl pastumėti į priekį savo komandą. Pirmasis metimas taiklus. 2 taškai kol kas Jankūno sąskaitoje. Ir antrasis metimas taip pat taiklus. 3 iš 4 kol kas. Vienintelę pramestą baudą galima turbūt nurašyti tiesiog apšilimo stokai, kaip pamenate baudas. Jankūnas pirmasis 2 baudas turėjo mesti staigiai pakilęs nuo suolo, kuomet susižaidė Artūras Gudaitis. Robertas Jevtokas prasižengia ir
Baudas dabar jau mes Gintaras Leonavičius. Pirmąjį kartą. Trys minutės ir 2 sekundės. Tik kėlinio pabaigos. Leonavičius pataiko baudos metimą. Vėl galimybė sumažinti skirtumą iki 6 taškų. Ir išnaudoja ją Gintaras Leonavičius 18-12. Plius 6 Žalgirio komandos naudai. Karolis Babkauskas leidžiamas į aikštę, kartu suteikiant galimybę atsipūsti Rolandui Alijevui. Žalgirio komandos atakoms ir toliau diriguoja Viljamas Šeri, bet matau, jog ir Gintaras Krapikas jau matyt sodins savo amerikietį ant suolo, pasiruošęs į aikštę įeiti Lukas Lekavičius. Robertas Jevtokas metimas kabliu. 20-12, vėl plius 8 taškai Žalgirio komandos naudai. 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Ir 5. komandinė pražanga Artūras Milaknis. Prasižengė antrąjį kartą. Pirmąjį kartą šiandien. Žalgirio komandoje aikštelėje 4. numeris Lukas Lekavičius. Lukas Lekavičius debiutuos šiose rungtynėse. Atsiprašau, Artūrui Milakniui pirmoji asmeninė pražanga. Gintaras Leonavičius vėl prie baudų metimo linijos ir kol kas 3 iš 3. Ir 4 iš 4. Vėl 6 taškų skirtumas. Lukas Lekavičius, prieš jį dabar Karolis Babkauskas. Ulanovas. Robertas Jevtokas. Dar viena dvikova 1 prieš 1 ir dar vienas metimas kabliu. Šį kartą netaikliai Leonavičius ima kamuolį aukštai, kildamas aukščiau negu visi kiti. Po savojų krepšiu prasidėjo prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę ir Šiauliai turi šansą dar labiau priartėti prie Žalgirio. Dviguba gynyba prieš Šiaulių komandos centro puolėją. Švariai sustabdyta varžovų ataka, bet čia pat klaida. Bandant pradėti greitą kontrataką. Na, kol kas, sakykime taip, pirmasis kėlinys, kalbant apie Šiaulius, stebuklų arba sensacijos šiauliečiai nesukūrė, tačiau Žalgiriui nutolti pernelyg toli į priekį neleido ir intriga šiose rungtynėse išlieka, juolab, kad dabar pataiko 2-taškį metimą Vytautas Šulskis ir skirtumas tirpsta iki 4, 20-16. Kaip jau minėjau, vakar žaidė rungtynės Žalgiris, šiandien antrą dieną iš eilės. Tenka rungtyniauti Kauno krepšininkams, pavarijuos. Manau, kad jeigu tik tai leis, aišku, galimybės tam tikrais būdais savo komandos sudėtimi ir pabandys padalinti minutės, kad jos atitiktų krepšininkų nuovargį ir galimą fizinę būklę, Gintaras Krapikas. Jo labiau, kad antrojo rato pabaiga Žalgiriui yra, sakykime taip, tokia intriguojanti, kalbant iš neutralaus ir galiaus pozicijų. Be šių rungtynių dar liks sužaisti su pagrindiniu savo amžinu priešininku Vilniaus Lietuvos Rytu. Tos rungtynės lygiai po savaitės kitą pirmadienį čia Kaune ir po to dar laukia mačas su Klaipėdos Neptūnu. Tai su komanda, kuri pagal praėjusio sezono rezultatus buvo antra pagal pajėgumą visoje Lietuvos krepšinio lygoje. 22-18, 4 taškais priekyje žalgiriečiai, tačiau teisę į paskutinį ataką šiame kėlinyje turės Šiaulių komanda. Paskutinės 10 sekundžių. Karolis Babkauskas. Netaiklus metimas, tačiau Žalgiriui laiko praktiškai nebelieka iš aikštės vidurio. Meta Artūras Milaknis, o dabar į aikštę lekia pliušiniai žaislai. Žalgirio klubas
šiandien rengia specialią labdaros akciją kodiniu pavadinimu Pliušiniai žaisliukai. Ir Žalgirio komandos gerbėjai vėl išgirdo prašymą. Dešimtys arba netgi, sakyčiau, šimtai pliušinių žaisliukų, kuriuos iš namų atsinešė jaunieji Žalgirio komandos sirgaliai ir turės kaip reikiant paplušėti savanoriai, kad surinktų visus tos žaislus, kuriais nusėta yra ypatingai Žalgirio aikštės pusė. Tai kai kurie net ne po vieną ir ne po du. Ir visi šitie žaislai keliaus pas tuos vaikus, kurie galbūt jų turi mažiau arba kurie neturėjo galimybės gauti daugiau dovanų per šį šventinį laikotarpį. Yra ir pakankamai didelių, kuriems netgi tos dėžės atrodo ganėtinai didelės. Gražu, reikalinga ir pilietiška. Tai tik tai šie įvairiaspalvių žaislų kalnai bus patraukti nuo parketo. Į aikštę grįž krepšininkai. Šiaulių penketas jau čia. Vytautas Šulskis, Karolis Babkauskas, Gintaras Leonavičius, Rajanas Olonderis ir Martynas Linkevičius. Žalgirio komandos antrojo kėlinio penketas toks: Lukas Lekavičius, Edgaras Ulanovas, Tomas Dimša, Robertas Jeftokas ir Paulius Jankūnas. Pirmosios sekundės šios dienos rungtynėse Tomui Dimšai. Beje, be šventų kalėdų ir naujųjų metų jis turėjo dar vieną progą tokiam, sakykime, simboliniam šventimui, net nebejojo, jog nebuvo nieko daugiau. Sausio 2 dieną Tomas Dimša šventė savo gimtadienį, 21-ąjį gimtadienį. O beje, sausio 7 dieną, tai yra visai netrukus, poryt, tokią pačią progą, 23-ąjį gimtadienį, jau pažymės ir Edgaras Ulanovas, dabar besiveržiantis į varžovų baudos aikštelę ir išprovokuojantis pražangai Karolį Babkauską. Puikiai suprato, jog bandys sustabdyti į varžovai Ulanovas, neslėpė savo ketinimų ir Karolis Babkauskas. Pirmoji pražanga jam, bet tikslas pasiektas. Žalgiriui reikės pradėti kurti ataką iš naujo. Lukas Lekavičius ir raneris žaibiškai tarp dviejų varžovų. Rajanas Olonderis vos spėjo sugriebti varžovą prabėgantį. Taip pat prasižengdamas vien tik tai tam, kad neatsidurtų po krepšiu. Laisvas Žalgirio komandos įžaidėjas. Pirmoji Žalgirio ataka ir jau dvi Šiaulių komandos pražangos. Trečiosios nėra, taškų taip pat, bet kamuolys Žalgirio rankose. Ulanovas bando atsidengti Paulius Jankūnas. Ir trečioji pražanga. 35 sekundės sužaidė komandos antrajame ketvirtyje ir jau 3 kartus turėjo pažeisti taisyklės Šiaulių krepšininkai. Po pirmojo kėlinio tik 4 taškų skirtumas. Ir Tomas Dimša. Ilgai nelaukdamas, dar neprabėgus ir vienai minutė, įsirašo savo ir komandai taškus. 24-18. Sužingsniuoja Šiaulių komandos centras ir čia jau plojimų ir pagirimų už tai šį epizodą nusipelno Paulius Jankūnas. Gudriai palikęs visiškai tuščią erdvę. Ir tarsi prasmego į vakumą, tikėjasi sutikti stipresnį pasipriešinimą ir užtvarą Šiaulių komandos vidurio puolėjas Rajanas Olonderis. Žalgiris štai taip privertė varžovus suklysti dar kartą. Kalbant apie klaidas, kol kas nepernelyg daug jų.
Paulius Jankūnas, 2 gražūs taškai, stumtelintys Žalgirį vėl į priekį, iki 8 taškų didėja persvara. 26-18. Taigi, kol kas tik tai po 2 klaidas padarė abi komandos. Ir taiklus metimas iš toli. Tyleris Olanderis pataiko berods 2 taškį metimą. Kol kas švieslentėje, arenos švieslentėje dega skaičius 20, tai reiškia, jog 2 taškai buvo įrašyti. – 26-20. Ir Robertas Jevtokas. Paskutinio jo vilties pražanga. Siunčianti Ryaną Olanderį prie baudų metimo linijos. Pirmoji Žalgirio komandinė pražanga sužaidus 2 minutės ir 6 sekundės. Prieš tai Olanderius. Dabar dar rungtynių arbitrai nusprendė pasitikslinti 3 ar 2 taškai. 3 ar 2 taškų vertės buvo Ryano Olanderio, ne, tai yra Tylerio Olanderio metimas. Pasiruošęs mesti baudos metimus Ryanas Olanderis. Kol kas jo sąskaitoje 0 taškų, bet ir atakavo vos kartą iš 2 taškų zonos Olanderis. Taip, 2 taškai buvo įrašyti ir galima tęsti šias rungtynes. Žiūrėsime, ar neišmušė šitokią nelabai planuotą pauzę. Na, taip, su šypsena Gediminas Petrauskas parodė, kiek jo nuomonė, kiek milimetrų užmynė ant tritaškio linijos mesdamas jo komandos žaidėjas. Bet šioje situacijoje ir milimetras kartais lemia. Neiškrito iš ritmo Ryanas Olanderis, pataikė abu baudos metimus ir vėl tik tai 4 taškų skirtumas. Jeigu vertinsime tą, ką matome per pirmasias 13, beveik 13 minučių šiose rungtynėse, tai galima padaryti pirmasias išvadas, kad Šiauliai tam tikras pamokas išmoko ir į trenerių prašymą atsiliepė. Žaidžia šiandien kol kas užtikrintai, ramiai. Taip, priekyje Žalgiris, bet vertinant komandų padėtį turnyro lentelėje ir apskritai galimybės bei pajėgumą, to ir buvo galima tikėtis. Bet dėl kiekvieno taško Žalgiris yra priverstas dirbti pakankamai sunkiai. Na, visą tai kol kas pirmųjų 13 minučių įvykiai. Tomas Dimša, dar 2 jo taškai, vėl plus 6. Bet jokių ilgų spurtų, jokių ilgų taškų serijų be atsako. Šiandien Žalgiriui daryti neleidžia Šiaulių komanda. Ir štai dar vienas taiklus metimas, dabar jau 3 taškai ir juos Ryanas Olanderis pelno savo komandai sužaidus kiek daugiau nei 3 minutės per pusę, pjaudamas Žalgirio komandos persvarą. Tirpsta pranašumas, čia pat dar matyti įsiaudrinės po tos sėkmingos atakos, įsismaginęs ir stumteli varžovą Ryanas Olanderis, prasižengdamas antrąjį kartą, bet komandai tai yra jau 5. pražanga. Ir prie baudų metimo linijos stos Robertas Jevtokas keitimoje abiejose ekipose. Jonathanas Lee grįžta į aikštę Šiauliuose, iškart tiesioginis ir pagrindinis jo varžovas kol kas šiandien. Taip pat grąžinamas į 5-etą Williamas Sherry. Ne, tik dabar 4. pražanga, paskubėjau siųsti Robertą Jevtoką prie baudų metimo linijos. Jamesas Andersonas, jau besibaigiant atakai skirtam laikui atakavo žalgirietis. Šiauliai apsigynė tas pats 3 taškų skirtumas ir Tomas Dimša besigainiotamas Jonathaną Lee šiek tiek stumteli varžovą.
Antroji komandinė pražanga. Pirmoji asmeninė žalgiriečiai. Sužaidus beveik 4 minutės, Šiauliai kol kas šį kėlinį laimi. Perdavimas po krepšiu. Olanderis. Kitas Olanderis. Taškai nebus įskaityti turbūt. Paulius Jankūnas prasižengė dar kovodamas su varžovu dėl kamuolio. Antroji pražanga Žalgirio kapitonui, trečioji komandinė. Dabar jau artėja link 4 komandinių pražangų sparčiai ir Žalgiris. Beveik 4 minutės sužaista antrajame kėlinyje. Jonathanas Lee. Netaiklus metimas, grumtynės dėl kamulio. Žalgiris atkovoja jį. Jankūnas, Šeri. 3-2. Perdavimas Robertui Jeftokui. Šiek tiek atgal, pernelyg atgal jau paleido kamuolį Robertui Jeftokui Viljamas Šeri. Šiuo atveju Žalgirio įžaidėjui tenka didesnė kaltės dalis dėl šios klaidos. Po to jau taip, nuo Roberto Jeftoko kojos kamuolys paliko aikštę. Šiauliams vėl šansas išlyginti arba bent jau beveik ištirpdyti skirtumą. Jamesas Andersonas gauna asmeninę pražangą. Tik antrajame ketvirtyje pasirodė aikštėje netgi ne per seniausiai Jamesas Andersonas. Vietoj Roberto Jeftoko Artūras Gudaitis, vietoj Tomo Dimšos Artūras Milaknis. Ir ketvirtoji Žalgirio komandinė pražanga, tiek pat, kiek yra surinkus ir Šiaulių ekipas. Lystelėjo šiek tiek Jonathanas Lee, nepaisant to Šiauliai sugeba Juliaus Juciko dėka atkovoti kamuolį. Ir dar viena galimybė šiauliečiams, kaip gražiai suklaidino varžovus Jonathanas Lee, tačiau metimas iš po krepšio beveik, būnant beveik laisvam, skrieja pro šalį, kai viskas jau buvo padaryta, kai buvo suklaidinti ir 2 varžovai ir atsidaryta tiesiog automagistralė link Žalgirio komandos krepšio. Gintaras Leonavičius 1-1. Ieško kontakto su Artūru Milakniu. Šį kartą neklysta, nors situacija ir gerokai sunkesnė, bet Jonathanas Lee mažina skirtumą iki minimumo, pataikydamas 2 taškį. Norėtų galbūt dar ir baudos, bet bent jau 2 taškus pavyko įmesti šiauliečiams. Ir štai taip, Žalgiris šiek tiek prisižaidė per tas paskutinėsias porą minučių. Skirtumas beveik ištirpo. Gintaras Krapinas. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė, rytinės energijos šaltinis, pagamintas. Išskirtinių lyderių, kalbant apie puolimą arba pelnomus taškus Šiaulių komandoje nėra. Ryanas Olanderis 5 taškai, bet po 4 surinko dar 3 krepšininkai. 5 pelnė po 2 ir štai taip, tokios rungtynės, kurios, sakykime taip, kol kas vidutinio rezultatyvumo, to bendro komandinio indėlio ir pakanka. Panaši situacija ir Žalgirio ekipoje. Kol jūs leisite laiką krepšinio rungtynėse ar renginiuose, individualių šou šiandien kol kas nėra daug, arba jie yra reti individualūs ir vis besikeičiant pagrindiniams atlikėjams. Žalgiris pradeda savo ataką. Pristabdo šiek tiek presinguodamas truputį Jonathanas Lee Viljamas Šeri. Jamesas Andersonas gražiai suklaidina varžovą. Ten jau antroji gynybos užtvara, pražanga buvo prieš tai, bet jau bus baudžiama baudų metimais. Jamesas Andersonas prie baudų metimo linijos. Ir pirmasis žalgiriečio taškas. 29-27. Na, pirmos 15 minučių parodė, kad šiandien Žalgirio krepšininkams nereikėtų tikėtis
tokio lengvo gyvenimo ir lengvo vakaro kaip pirmoje tarpusavio dvikovoje. Šiauliai šiandien kur kas labiau motyvuoti, geriau pasiruošę ir svarbiausia drąsesni. Na, galų galėt dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją, kurią Šiauliai atsivežė čia į Kauno Žalgirio areną. Taip, ji nėra labai jau tokia ilga, kad reiktų apie tai kalbėti aikčiojant, bet vis tiek pergalės džiaugsmo skonis ir jausmas. Nugalėjus varžovo jau senokai buvo aplankę Šiaulių krepšininkus. Julius Jucikas vėl prie baudų metimo linijos, vėl taikliai. 5. jo taškas. Ir antrasis baudos metimas taiklus, vėl 1 taško rungtynės. 30-29 priekyje Žalgirio ekipa, kurios gretose Darius Songaila leidžia atsisėsti ant suolelio Artūrui Gudaičiui. 4 minutės 20 sekundžių. Pražanga puolant. Džeimsas Andersonas įsirėžė į Jonathaną Lee. 20 taškų per pirmąsias tarpusavio rungtynės surinkusi Šiaulių komandos krepšininką. Jog minėjau, jog visa likusi komanda tuomet pelnė 38. Jonathanas Lee. Vėl gražus perdavimas po krepšiu ir 2 taškai su Dariaus Songailos pražanga. Neišradinėja dviračio šiauliečiai. Šiose rungtynėse daro tai, ką nuo pat pradžių jiems daryti sekasi. Tai yra žaidžia 2 prieš 2, kantriai neskuba, neforsuoja. Sulaukia galimybės, viena kita užtvara ir štai žiūrėk, tai karts nuo karto ir pavyksta. Dabar netgi 3 taškų vertės ataka. Šiauliai išsiveržė į priekį. Pirmą kartą šiose rungtynėse 32-30. Žalgiris turėjo iniciatyvą didesnę sužaisto laiko dalį, bet Šiaulių komandai pavyko pasiekti tai, jog Žalgiris nesugebėjo atitrūkti, nesugebėjo įgyti, kad ir pavyzdžiui, 2-ženklio skirtumo. O visa kita šiuolaikinėme krepšinėje pataisoma yra lengvai. Porą sėkmingų atakų, keletas gerų epizodų ginantis ir ta persvara labai greitai ištirpo. Kuo Žalgiris ir įsitikino dar kartą šioje situacijoje. Simsandervenė kyla nuo atsarginių žaidėjų suolelio, tuo tarpu Džeimsas Andersonas prameta 3-taškį metimą. Pradėjo Žalgiris taikliai, įmetė pirmąjį bandymą Artūras Milaknis, po to 4 kiti metimai skriejo pro šalį. Dabar jau Šiaulių klaida. Na, 20% taiklumas, kalbant apie Žalgirio 3 taškus, Šiauliai negali pasigirti net ir tokiu. Vos 1 taiklus metimas iš 7, 14% pataikymas. 2 taškių Žalgiris meta taip pat geriau. Dar vienas mėginimas, bet netaiklus. Simsandervenė. Žalgirį gelbsti tai, jog vėl atkovotas kamuolys po varžovų krepšiu. Nedidelio persvarą turi ir šioje kategorijoje žalgiriečiai. Darius Songaila ir jam nepavyksta. O pražanga dabar Jonathanui Lee. Pats jis turėtų kitokią nuomonę, bet šiuo atveju jo nuomonė nelabai. Ką sprendžia? Palindo šiek tiek po varžovų Jonathanas Lee, štai netaiklus metimas. Rungtynės po krepšiais įsirėžė į varžovą Jonathanas Lee ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, kadangi tai yra jam 3 asmeninė pražanga. 4 taškus kol kas yra pelnęs Šiaulių legionierius, vietoj jo dabar aikštėje Karolis Babkauskas. Andersonas lygina rezultatą 32-32. Likus žaisti mažiau nei 3 minutės, žalgiriečiai pabando šiek tiek paspausti Šiaulių komandą. Kol kas tik tai 3 kartus privertė varžovus suklysti aikštėje šeimininkai. Patys kamuolį irgi brangina pakankamai gerai. 4 klaidos Žalgirio sąskaitoje. Apsigynė Simsandervenė.
sustabdydamas Šulskio prasiveržimą, priversdamas įmesti netaikliai Džeimsas Andersonas, nieko nelaukdamas suradęs spragą po varžovų krepšiu, pelno dar 2 taškus, išveda į priekį vėl Žalgirį ir dabar jau Gedimino Petrausko ir jo trenerių štabo atsakomasis žingsnis. Logiška, supranta. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno Grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Kaip laimi, tai tikrai tada neturi stabdžių. Tada eidamas į lubas, kaip trenkia visą ranką, sulaužia. Ну, потом, когда он возмужал, конечно, там уже с ним было тяжело. Потому что техничный, быстрый. When Sabonis came to the NBA, he was pretty flexible and dangerous. There was this mysterious big man. Arvydas Sabonis, 11, tik kinuose, nuo gruodžio 19. Arvydas Sabonis, the big boy from Lithuania. Sirgalių plojimai jiems ir į aikštę vėl grįžta abiejų komandų penketai. 2:34 iki ilgosios pertraukos. Rokas Giedraitis, Rolandas Alijevas. 2 taškai su Artūro Milaknio pražanga. Ir dar vienas baudos metimas. Rezultatas vėl lygus 34-34. Ir šansas vėl išsiveržti į priekį. Šiauliai paskutinėsias 3, gal netgi 4 minutės nieko nenusileidžia Žalgiriui. Ir dabar jau galima konstatuoti, jog intriga pilnai sugrįžo šiose rungtynėse. Buvo keletas Žalgirio spurtų, buvo bandymai pabėgti, ganėtinai sėkmingi, jeigu taip vertinsime tą 8 taškų pranašumą, kurį kelis kartus turėjo žalgiriečiai. Čia Artūro Milaknio klaida. Perdavimas, kurio Darius Songaila pasiekti neturėjo jokių galimybių. Edgaras Ulanovas vietoj Artūro Milaknio. Žalgirio komandoje prasidėjo prieš paskutinį antrojo kėlinio minutę. Šiauliai išsaugojo tą 1 taško persvarą, drąsiai meta iš 3 taškų zonos Rokas Giedraitis, tačiau metimas netaiklus. Žalgiris turėjo, tiksliau sakant, galimybę surengti greitą kontrataką. Šiauliai prie savojo krepšio sugrįžo. Ir sugebėjo perimti kamuolį. Karolis Babkauskas. Dar vienas šūvis pro šalį. 8 netaiklus Šiaulių tritaškis. Rokas Giedraitis, pražanga Edgarui Ulanovui. Stumtelėjo besiveržiantį varžovą pro galinę liniją Edgaras Ulanovas. Ir Rokas Giedraitis prie baudų metimo linijos. Vienas iš tų jaunų perspektyvių Lietuvos krepšinio augančių talentų. Čia taip pat galima kalbėti apie jau prasidėjusią krepšinio dinastiją. Tėvas Robertas Giedraitis atidavė daugybę metų Šiauliams pats žaisdamas krepšinį. Andersonas, netaiklus metimas. Žalgiris vėl kovoja sėkmingiau dėl atšokusių kamuolių. 19-15 ir labai svarbus tie nuimti po varžovų krepšio kamuoliai, verčiantis, ne tik suteikiantis šansą Žalgiriui, bet ir verčiantis Šiaulius vėl ir vėl gintis, eikvojant jėgas. Dabar Šiauliai daro tai, ko jiems kol kas nesiseka daryti šiandien, tai yra eilinį kartą meta netaikliai iš 3 taškų zonos, o Edgaro Ulanovo skrydys ir dėjimas į krepšį kol kas yra vienas gražiausių, jeigu ne pats gražiausias epizodas šiose rungtynėse. 30 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Šiaulių persvara dabar 1 taškas. Rolandas Alijevas. Pražanga šiauliečių gynėjui. Edgaras Ulanovas sustabdė
užtverdamas kelią varžovui. Rolando Alijevo Reida pirmoji pražanga jam. Žalgiris apsigynė ir turės galimybę surengti paskutinę ataką veikiausiai šiame kėlinyje. Ataką, kuri sėkmės atveju leis Žalgiriui įgyti bent jau vieno, galbūt ir 2 taškų persvarą, jeigu tik tai pavyks pelnyti taškų Žalgiriui. Na, vargu ar ta persvara bus labai džiuginanti ir susilauks komplimentų iš Gintaro Krapiko ir trenerių, iš Žalgirio trenerių žalgiriečiai, bet kuriuo atveju pliusas visą laiką yra geriau negu minusas. Bet atrodo, kad bus minusas. Kol kamuolys ritinėjosi, beveik ištiksėjo visas likęs laikas, 60 sekundės. Gintaras Krapikas išnaudoja paskutinį šansą šiame antrajame kėlinyje, prašydamas minutės pertraukėlės. Ir per tą minutės pertraukėlę pabandys nubraižyti tą greitos, staigios, žaibiškos atakos planą Žalgirio komandos treneris. Žalgiriui yra likę 60 sekundės. Šiame antrajame kėlinyje, po to jau, kai bus sužaistas tas likęs laikas, jau bus gerokai daugiau minučių kiekvienos tai kitos komandos treneriams pokalbiams su žaidėjams Rūbinėse per didžiąją pertrauką. Galbūt kai ką iš to, kas bus kalbama, abiejose Rūbinėse pavyks sužinoti ir mums. Jeigu tik tai abiejų komandų vyriausiųjų trenerių asistentai bus atviresni šiek tiek prieš prasidedant trečiajam kėliniui. O kol kas pasižiūrėsime, kaip pasibaigs antrasis kėlinys ir paskutinioji Žalgirio komandos ataka. 60 sekundės, laiko nedaug. Tokiam epizodui be abejonės užtektų, bet daugiau papildomų veiksmų nederėtų jau imti žalgiriečiams. Vienas perdavimas ir staigus metimas. Viliamas Šeri. Štai virš krepšio kabinamas kamuolys, bet dėja nepasiekė jis Artūro Gudaičio, kuris buvo atitvertas nuo krepšio. Dar lekia vienas žaisliukas, kurio nepavyko įmesti per tą pertrauką prieš antrąjį kėlinį sirgaliams. Kągi, papildys ir jis tą visą gausybę žaislų, o mes kol kas šiek tiek galime atsipūsti. 37-36 Šiauliai kol kas pirmauja 1 tašku po 2 kėlinių Žalgirio arenoje prieš LKL čempionato lyderį. Lieka kelios minutės iki trečiojo kėlinio pradžios rungtynėse tarp Žalgirio ir Šiaulių. Kalbiname Šiaulių komandos vyriausiojo trenerio asistentą Robertą Gedraitį. Robertai, pirmieji 2 kėliniai plus 1 taškas. Kas buvo kalbama per didžiąją pertrauką Rūbinėje? Lygiai taip pat kaip ir tuose 2 kėliniuose akcentas buvo apsidengti baudos aikšteliai prie Žalgirio puolimą ir kiek įmanoma atsitverti, nes mes po mūsų krepšių pasiėmė 7 kamuolius ir atsitvėrus kiek įmanoma greičiau užpulti. Ačiū. Ir dabar pabandysime praskleisti šiek tiek Žalgirio Rūbinės duris. Labą dieną, Šarūnai. Po 2 kėlinių, kas buvo kalbama Rūbinėje ir ką jums reikėtų labiausiai taisyti, nes kol kas -1 taškas. Po kol kas mes tikrai esam be energijos biškit truputį, ar nežinau, ar čia lengvos varžybos vakar Panevėžymus biškit taip apsnūdė, bet turim surasti biškit daugiau energijos ir turim žaisti žymiai agresyviau ir greičiau svarbiausia. Kągi, ačiū Šarūnai. Sėkmės abiem komandom antrajame kėlinyje, trečiajame kėlinyje. Kaip seksis viena ar kita ekipai, mes netrukus ir pamatysime. Likite ir toliau su LRT kultūros kanalu. Statistika prieš prasidedant trečiajam kėliniui. Visi šie komandiniai svarbiausi skaičiai galima atkreipti dėmesį iškart į 3 taškių metimų grafą. 1-8 Žalgiris, 1-10 Šiauliai. Įdomu, aišku, kaip atrodytų situacija aikštėje, jeigu viena ir kitai komandai pavyktų pagaliau prisišaudyti ir po didžiosios pertraukos toliašaudė artilerija vaidintų šiek tiek svarbesnį vaidmenį. Kova dėl atšokusių kamuolių. Iš pat pradžių viskas buvo taip kaip ir apylygiai, bet baigiantis kėliniui išryškėjo Žalgirio pranašumas 21-14, kaip tai bebūtų paradoksalu. Laimėję kovą gan įtikinamai po
savo ir po varžovų krepšių. Žalgiriečiai trečiąjį kėlinį pradeda turėdami 1 taško deficitą. Na, štai čia legendiniai žaidėjai, legendiniai treneriai jūsų ekranuose, kaip ir kiekvienose rungtynėse, Žalgirio rungtynėse namuose. Pilna praeityje labai daug garsių ir daug krepšiniui davusių vardų ir veidų. Dabargi vėl žvilgsnis į tai, kas vyksta čia, šiandien ir dabar. Paulius Jankūnas, Robertas Jevtokas, Džeimsas Andersonas, pirmą kartą aikštėje pasirodantis Vaidas Kariniauskas ir Edgaras Ulanovas. Žalgirio komandos penketas ir jie pradeda trečiąjį kėlinį žaisdami prieš Roką Giedraitį, Vytautą Šulskį, Rolandą Alijevą, Gintarą Leonavičių ir Julių Juciką. Žalgirio komandos pirmoji ataka, Džeimsas Andersonas, gražus skrydis po krepšiu. Laiku perdavimas iš Edgaro Ulanovo ir 2 taškai, išvedantį Žalgirį jau į priekį. Džeimsas Andersonas įsitvirtina rezultatyviausių Žalgirio krepšininkų sąrašo viršuje, turėdamas jau 8 taškus. Vaidas Kariniauskas užklumpa nepasiruošusi Rolandą Alijevą ir perima kamuolį iš varžovo. Paulius Jankūnas, sprūsta kamuolys iš rankų jam, bet Žalgirio kapitonas vėl su juo. Dar vienas perdavimas ir dar vienas šansas Žalgiriui. 4 sekundės atakai. 3, Ulanovas meta iš toli, pataiko Edgaras Ulanovas. Štai toks energijos pliūpsnis, kokio ir norėjo matyti Šarūnas Jasikevičius ir Gintaras Krapikas trečiajame kėlinyje. 41-37. 5-0 Žalgirio komandos spurtas. Kita vertus, nereikia pamiršti, jog matėme panašų vaizdą ir pirmojo kėlinio pirmosiomis minutėmis. Tuomet Žalgiris, taip sakyčiau, netgi iš pažiūros ganėtinai lengvai atitrūko, įgydamas 7-8 taškų pranašumą. Šiauliai užbaigė antrąjį kėlinį gerokai sėkmingiau, išsineždami 1 taško pranašumą į Rūbinę. Dabar iš to taško jau tik tai prisiminimai. Paulius Jankūnas blokuoja, jo metimą Rolandas Alijevas. Vytautas Šulskis. Žalgiris šiaip taip suspėja sugrįžti visų 5 prie krepšio ir sustabdo Šiaulių komandos ataką. 2 minutės sužaista šiame kėlinyje. Alijevas pernelyg jau giliai buvo palindęs po krepšiu, kad ši ataka būtų sėkminga ir turėtų kažkokias perspektyvas. Čia Edgaras Ulanovas klysta. Gyvesnis žaidimas, sunku pasakyti, ar kokybė geresnė, bet energijos ir aktyvumo daugiau. Gintaras Leonavičius tirpdo Žalgirio pranašumą per pusę iki 2, 41-39. Viena iš nedaugelio greitų kontratakų apskritai šiose rungtynėse. Edgaras Ulanovas, perdavimas Pauliui Jankūnui, prieš Jankūną Vytautas Šulskis. Džeimsas Andersonas, reidas po krepšiu, atiduodamas kamuolys Robertui Jevtokui ir laiku pelnyti 2 taškai, paskutinė akimirka. Džeimso Andersono ir Roberto Jevtoko tandemas vėl padidina skirtumą iki 4 taškų Žalgirio komandos naudai. Gintaras Leonavičius. Gali būti, jog lietė kamuolį šiek tiek Džeimsas Andersonas. Čia Ulanovas. Dar vienas metimas ir štai taip atsiriša krepšys Edgarui Ulanovui ir visai Žalgirio komandai. Iškart šokteli tritaškių pataikymo procentas iki 30 po 2 iš eilės taiklių žalgiriečio Edgaro Ulanovo metimų. Skirtumas didėja iki 7 ir Gediminas Petrauskas prašo minutės pertraukėlės pirmosios šiame kėlinyje, kuriame dar nesužaista net ir 3 pilnos minutės. Ir tiek Sirgaliams arenoje, tiek ir televizijos žiūrovams galimybė pasigrožėti Žalgirio klubo šokėjų pasirodymų. Ir nuotaikos be abejonės tribūnoje dabar jau daug geresnės. Plius 7 taškai šeimininkų naudai. Pirmasias tarpusavio rungtynės Šiauliuose Žalgiris laimėjo net 31 taško skirtumų, tačiau šios dienos įvykiai dar kartą patvirtino tą taisyklę, jog vienodų rungtynių nebūna. Taip, skirtumas gali būti panašus, bet kiekvienos rungtynės nauja istorija ir naujas scenarijus. Kviečiame visus, kurie nebeįgė Kauno komandai, tapti Žalgirio dalimi tarp Žalgirio garbės klubo narių. Būk Žalgiris, narystės platinamos internete žalgirioklubas.lt. Vaidas Kariniauskas, vienas iš tų žmonių įnešęs energijos, teigiamos energijos į Žalgirio žaidimą, perėmė pats vieną kamuolį.
porą kartų sėkmingai asistavo komandos draugams. Gal tiesiog ir reikėjo tokios kibirkštėlės ir galbūt ir kiti krepšininkai po 2 kėlinių suprato, jog su Šiauliais šiandien atsipalaidavus ir juokaujant žaisti negalima. Čia grumtinės, 2 aukštaūgių stiprių žmonių grumtinės. Tarp Pauliaus Jankūno ir Juliaus Juciko laimi pastarasis. 46-41. Vaidas Kariniauskas po krepšiu suspėjo jį pasigauti. Rolandas Alijevas. Kariniauskas žaidžia 1 prieš 1. Be pražangos. Apsigina Rolandas Alijevas. Pats jau su kamuoliu, jau varžovo aikštės pusėje. Rokas Giedraitis, vėl perdavimas po krepšiu. 2 prieš 2. Viską labai gerai ir šioje situacijoje atliko šiauliečiai, skyrus tai, jog nepavyko pataikyti Juliui Jucikui. Neišnaudota galimybė. Čia dabar jau pražanga Rolandui Alijevui. Pirmoji komandinė Šiauliams, Alijevui antroji asmeninė. 4 minutės jau prabėgo trečiajame kėlinyje. Be pražangų, todėl įvykiai labai greitai. Robertas Jevtokas nepataiko, bandydamas viena ranka pasiųsti kamuolį į krepšį. 8 Žalgirio klaida. Antroji šiame kėlinyje. Alijevas, vėl perdavimas po krepšiu, bet jau čia į 2 varžovų glėbį patenka Julius Jucikas. Alijevas prieš Jevtoką. Na, drąsus, netgi sakyčiau kažkiek įžulokas sumanymas. Ulanovas su kamuoliu. Bando atsidengti Jankūnas, gauna kamuolį Paulius Jankūnas ir 2 taškai. Apčiuopiamesnės dabar jau Šiaulių komandos spragos antrajame kėlinyje. Tiksliau sakant, galbūt Žalgiris tiesiog tiksliau išnaudoja savo galimybės. 7 taškų skirtumas, 48-41. Čia pataiko iš 3 taškų zonos ir Vytautas Šulskis. Pirmasis šiauliečių tritaškis po labai ilgos pertraukos. Ir vėlgi perspėjimas Žalgiriui. Neatsipalaiduoti. Alijevas nusiima dar vieną kamuolį. Ir Šiauliai surengia iš eilės 2 sėkmingas atakas. Vėl priartėja prie varžovų Gintaras Leonavičius. 8 jo taškas. Ryškėja Šiaulių komandos puolimo lyderiai. Andersonas iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Po 3 iš eilės šūvių pro šalį iš toli Džeimsas Andersonas pataiko tolimą metimą. Ir vėl +5. Įdomios ir vis dar intrigos neprarandančios rungtynės. Kauno Žalgirio arenoje. Alijevas iš toli. Metimas netaiklus. Ir po to jau atrodo prasižengė Julius Jucikas. Prasižengė 11 numeris Julius Jucikas, antroji asmeninė pražanga Šiaulių puolimo lyderiui. Žalgiris 11 taškų. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio atsipūsti. Julius Jucikas vietojo Ryanas Olanderis. Sužaidęs gana sėkmingą atkarpą antrajame kėlinyje. Čia žalgiriečiai vėl praranda kamuolį ir dar vienas Šiaulių išpuolys. Ir skėsčioja rankomis Gintaras Krapikas. Patenkintas šiuo epizodu Gediminas Petrauskas. 51-48. Žalgiris vėl šiek tiek snuduriuodamas grįžinėjo link savojo krepšio. Jonathanas Lee už tai juos nubaudė, o Žalgiris baudžia šiauliečius šiame kėlinyje iš esmės vien tik tai 3 taškais metimais. 2 įmetė Ulanovas, 2 pridėjo Andersonas ir nors šiauliečiai ir suranda galimybių atsakyti 2 taškais, bet tas vis didėjantis po 1 tašką skirtumas
Žalgiriui dabar padėjo įgyti jau 6 taškų persvarą. Tiesa, vėl sėkmingą epizodą braukė klaida, perdodant kamuolį. Artūras Milaknis grįžta į aikštę vietoj Vaido Kariniausko. Edgarą Ulanovą keičia Darius Songaila. Arba Artūras Gudaitis. Protingai žaidžia Džeimsas Andersonas, išmušdamas kamuolį už aikštės ribų. 12 sekundžių lieka Šiaulių atakai. 2:56. Iki trečiojo kėlinio pabaigos. Jonatanas Lee tarsi prisiminęs tą savo individualų šou Šiauliuose per pirmąjį tarpusavio mačą. Dabar pelno savo komandai 8-ąjį tašką, kopia į viršų rezultatyviausių žaidėjų sąraše. Williamas Sherry, jo metimas netaiklus. Ir vėl Šiauliai bando padidinti spartą, matydami, jog žalgiriečiai, ne visada, tačiau karts nuo karto paima ir suvėluoja, grįždami prie savojo krepšio. Vien per šį kėlinį matėme jau 3 greitas Šiaulių komandos kontratakas. Jeigu neklystu, per pirmosius 2 kėlinius apskritai tokių epizodų buvo, kalbant abi komandas, tik tai 2 arba 3. 54-50. 2 minutės iki kėlinio pabaigos. Andersonas. Dar vienas aštrus jo reidas. 16-asis taškas. Atranda lyderius ir Žalgiris. Ir kol kas tie lyderiai tempia į priekį aikštės šeimininkus. Andersonas 16, Ulanovas 10. Būtent šių krepšininkų tritaškiai ir padėjo Žalgiriui labai staigiai trečiajame kėlinyje jau pirmosiomis minutėmis pabėgti į priekį. Čia vėl išmaudyta Žalgirio gynyba deriniu 2-2. Jonatanas Lee, perdavimas po krepšiu, visiškai laisvas, iš po krepšio taikliai meta Ryanas Olanderis. 56-52. Darius Songaila. Metimas netaiklus. Šiauliai kamuolį po savojų krepšio atkovoja, tačiau čia pat klysta aikštės viduryje Artūras Milaknis. Situacijos aštrinti nesiryžo, bet nieko nelaukdamas atakuoja ir beveik taikliai. Tai daro Džeimsas Andersonas, tiesa, už beveik. Jokių taškų niekas neduoda, tai reiškia, jog Žalgiriui lieka 4 taškų pranašumas. Likus žaisti minutę. Šiauliai šiek tiek prarado rungtynių kontrolę šiame kėlinyje, tačiau visiškai neprarado šansų sukurti netikėtumą ir nedidelę sensaciją šiose rungtynėse, tuo labiau, kad po taiklaus Martyno Linkevičiaus metimo komanda skiria vėl 2 taškai. Liko žaisti 39 sekundės, 56-54. Džeimsas Andersonas. Artūras Gudaitis. Andersonas. Perdavimas Gudaičiui. Netikslus. Bet Darius Songaila atkovoja kamuolį, nepavyksta ir jam. Toks klausimas žvilgsnis į teisėją, grįžtant link savojo krepšio, tą sparčiai reikia daryti Žalgiriui ir vėl drąsiai didina ir toliau stengiasi palaikyti didžiulį tempą Šiaulių komanda. Dabar sustojo Jonatanas Lee dėl paprastos priežasties. Lieka tik tai 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Šiaulių atakai laiko šiek tiek mažiau, be abejo, Žalgiris pasinaudos tuo turimų rezervų. Tik pirmoji komandinė pražanga. Likus žaisti 7 sekundės šių rungtynių trečiajame kėlinyje. Tiesa, Artūrui Gudaičiui tai yra jau 4. Natūralu, jog sėda ant atsarginių žaidėjų suolo Žalgirio komandos centras. Simsan Dervenė ir Tomas Dimša. Vietoj Gudaičio ir Andersono. 6,5 sekundės lik Žalgiriui. Tam, kad pabandytų sėkmingiau užbaigti šį kėlinį Kauno ekipa. 6, 5, 4 ir čia pražanga lygiai tokį patį rezervą. Na, ne tokį patį, tačiau taip pat pakankamą dar turi, kalbant apie komandinės pražangas ir Šiauliai. 3 asmeninė Olanderio ir tik 3 komandinė pražanga. Taigi dar 3,6 sekundės ir dar vieną kartą gali pabandyti suvalgyti šiek tiek laiko prasižengdami.
šiauliečiai vos tik tai Žalgiris grąžins kamuolį į aikštę. Artūras Milaknis tą ir padaro. Varžovai. Tyleris Olanderis prasižengia. Dabar jau 4. komandinė pražanga svečiams. Ir 2,20 sekundės. Perdavimas po krepšiu, bet atspėja sumanymą Rokas Giedraitis, išmuša kamuolį Songailai iš rankų, tuo užgesindama Žalgirio viltis sėkmingiau užbaigti šį kėlinį. Na, šiokia tokį sėkmę Žalgirį šiame kėlinyje surado. Priminsiu, po 2 kėlinių buvo -1, dabar jau +2 aikštės šeimininkų naudai. Grįžtame į Žalgirio areną. Čia tęsiasi permainingos, atkaklios ir intriguojančios rungtynės tarp 1. vietą užimančio Žalgirio ir 6. pozicijoje esančių Šiaulių. Laimėjęs 3. kėlinį 20-17, Kauno Žalgiris vėl įgyjo trapią persvarą, tačiau iki pilnos laimės Žalgiriui dar labai toli. Laukia visas sunkus ir kietas 4. kėlinys. Kad jis nebus lengvas, iškart pademonstruoja Tyleris Olanderis, išlygindamas rezultatą metimų iš po krepšio. 56-56. Žalgiris šias rungtynės pradėjo turėdamas 16 iš eilės laimėtų LKL čempionato rungtynių seriją. Milaknis po krepšiu prieš aukštesnį varžovą, drąsiai ir užtikrintai. Artūras Milaknis grąžina 2 taškų persvarą Žalgiriui. 58-56. Šiaulių komandos atsakymas. Kaip gražiai atitrūksta nuo varžovo ir kaip negražiai nepataiko iš po krepšio. Visiškai laisvas Jonathanas Lee. Na, epizodas įrodantis, jog aikštėje žmonės, o ne mašinos. Julius Jucikas grįžta į aikštę. Atsiranda aštrumo, jėgos po krepšiu, kai aikštėje yra Julius Jucikas, ypatingai šios dienos rungtynėse, ypatingai žaidžiant tą derinį, klasikinį derinį 2-2. Artūras Milaknis pataiko sunkų tolimą metimą, labai reikalinga Žalgiriui, 61-56. Žalgiris toliau gerina, sparčiai gerina tritaškių pataikymo procentą. Šiauliai blykstelėjo 1 metimu iš toli 3. kėlinyje, bet procentas ir toliau tragiškai prastas, 2 iš 13. Ne ką geriau negu per pirmosius 2 kėlinius. 5 taškų skirtumas. Tomas Dimša. Pražanga Tomui Dimšai. Antroji asmeninė, antroji Žalgiriui šiame kėlinyje. Na, manyčiau, kad esant tokiai situacijai ir tokiam trapiam balansui, nedideliai vienos ar kitos komandos persvarai, 4. kėlinys bus kur kas kietesnis. Ir jame matysime daugiau ir pražangų. 3. kėlinį baigė abi komandos neperžengusios 4 komandinių pražangų. Žalgiris apskritai prasižengė tik tai 1 kartą. Viljamas Šeri. Sims Andervenė iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Žalgiris atrado ginklą, kuris buvo užsikirtęs per pirmosius 2 kėlinius. Jau 7. taiklus tolimas metimas. Įspūdingai pagerėjęs taiklumas palyginus su pirmąja rungtynių pusė, kuomet Žalgiris buvo pataikęs 1 iš 8. Dabar po to 6 iš 7. Štai taip, beveik be klaidų. Po didžiosios pertraukos šaudo Žalgirio snaiperiai. Šiauliai turi savų kozirių. Taip, tritaškai kol kas nekrenta, bet pasinaudodami kitomis galimybėmis Šiauliai ir toliau laiko Žalgirį labai padoriu atstumu. Ir rungtynių nugalėtojo klausimas yra visiškai vis dar atviras. 6 taškų skirtumas, kamuolys Šiaulių rankose, Viljamas Šeri susižeidė ir toks labiau priverstinis keitimas. Ką gali žinoti, gal viskas ir naudingiau darbų Žalgiriui. Vaidas Kariniauskas aikštėje. Labai sėkmingai įsijungęs į komandos žaidimą 3. kėlinyje.
Martynas Linkevičius, Jonathanas Lee prieš jį. Dabar turi gintis Vaidas Kariniauskas. Alijevas, 5 sekundės atakai. Valo savo kelią link krepšio Jonathanas Lee. Meta per Kariniausko rankas, meta netaikliai. Žalgiris atsikovoja kamuolį. Artūras Milaknis. Šiauliai grįžta laiku. Pristabdydami Žalgirio ataką, Darius Songaila čia po Artūro Milaknio perdavimo. 9 taškais didina skirtumą iki 8, 66-58 ir dabar jau minutės pertraukėlės priversas prašyti Gediminas Petrauskas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno Grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Minutės ir 10 sekundžių lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje. Viskas dar atvira šiose rungtynėse, nors Žalgirio persvara dabar vėl padidėjo iki tos rekordinės 8 taškų. Buvo keletą kartų pakilusi būtent iki tokios atžymos ir iki tol, bet dabar jau vis mažėjant likusiam laikui. Kiekvienas toks Žalgirio bandymas pabėgti gali būti lemtingas ir svarbiausias šiose rungtynėse. Šarti pasitinka savo varžovų žalgiriečiai po minutės pertraukėlės. Vaidas Kariniauskas prieš Jonathaną Lee. Užtvara. Simsandervenė. Dabar jau Kariniauskas nebeturi pranašumo po krepšių prieš jį. Gerokai aukštesnis varžovas, bet komandinė gynyba gelbsti Žalgirį. Simsandervenė su kamuoliu, Tomas Dimša. Žalgiris vėl sėkmingai apsigynė. Kiekvienas toks laimėtas epizodas prie savojo krepšio, kiekviena sustabdyta Šiaulių ataka. Žalgirį artina link sėkmės šios dienos rungtynėse, o Šiaulių gynyba dabar visiškai subyrėjo. Simsandervenė pamatė absoliučiai vienišą po krepšių stovėjusį Darius Songailą. Pastarojo metimas pirmą kartą daro skirtumą dviženkliu šios dienos rungtynėse. Ar ilgai jis toks išliks? Šiauliai turi dar vieną šansą varžovų pranašumą sumažinti. 68-58. Netaiklus metimas. Toks įspūdis, kad pradeda po truputį atsilikinėti Šiaulių traukinys. Ir dar vieną tritaškį pataikęs Artūras Milaknis didina skirtumą iki 13. 7 iš 8 per trečiąjį ir ketvirtąjį kėlinį. Darius Songaila vos neperėmė kamuolio dabar. Šiauliams lieka 14 sekundžių. Dvigubas keitimas svečių gretose, netgi trigubas dabar. Leonavičius, Babkauskas ir Šulskis kyla nuo suolo iš karto vienu metu. 5:43 iki kėlinio pabaigos. 13 taškų skirtumas. Žalgiris šį kėlinį laimi 11 taškų persvarą. Perdavimas po krepšio. Netaiklus Juliaus Juciko metimas. Galbūt ir nuovargis jau atsiranda ir tampa lemiančių faktoriumi štai tokiuose epizoduose. Trečioji asmeninė pražanga Rolandui Alijevui, antroji komandinė Šiauliams. Bet svarbiausia, jog aklinai uždaryti visi keliai link krepšio jau pastarąsias 3-4 minutės. Didžiulių problemų turi Šiauliai bandydami pelnyti taškus. Kariniauskas, Simsandervenė po krepšio. 2 taškai. Ir plus 15. Žalgiris ėmėsi nelaukdamas rungtynių pabaigos spręsti visus klausimus šiandien. Ar visus juos jau išsprendė kol kas taip 100% tikslumu
ir garantuotai pasakyti negalime. Bet likus žaisti 5 minutės ir 10 sekundžių, nepaisant štai šios antrosios Songailos ir ketvirtosios Žalgirio komandinės pražangos. Žalgirio persvara 15 taškų, solidus pranašumas. Tuo labiau, kad paskutinių minučių ir ypatingai antrosios rungtynių dalies tendencijos yra ne Šiaulių komandos naudai. Tomui Dimšai fiksuoja pražangą rungtynių arbitrai. Trečioji pražanga žalgiriečiai. Ir kadangi tai yra 5-oji komandinė pražanga, Gintaras Leonavičius kol kas pataikęs 4 baudas iš 4 gali sumažinti skirtumą. Pirmasis metimas taiklus. 73-59. 6 iš 6, kalbant apie Gintaro Leonavičiaus pasiekimus šiandien nuo baudų metimo linijos. 13 taškų skirtumas. Mažiau nei 5 minutės lieka komandom žaisti ketvirtajame kėlinyje. Simsander Venė. Milaknis perdavimas Songailai. Songaila susiduria su Vytautu Šulskiu. Ir patikima šiauliečio gynyba. Leonavičius. Ne visai tikslus, bet problemomis nepasibaigė šiauliams perdavimas. 8 sekundės atakai. Alijevas po krepšiu. Nors ir nepavyko suklaidinti Dariaus Songailos, vis tik greičio pranašumą išnaudoja Rolandas Alijevas ir skirtumas mažėja iki 11. 4-0 Šiaulių atsakymas po to, kai Žalgiris buvo įgijęs didžiausią 15 taškų persvarą. Tomas Dimša iš toli, taiklus metimas. Tarsi peiliu į paširdžius dabar Šiauliams. Vėl 14 taškų skirtumas, vėl pakankamai solidi persvara, o lieka jau tik tai 3 minutės ir 50 sekundžių. Karolis Babkauskas, Gintaras Leonavičius. Vėl suranda po krepšiu atsidengusi Julių Juciką, pastarasis net ir su 2 varžovais grūmėsi labai sėkmingai. Eilinis jo, 2 taškis iš po krepšio, 13 taškų pelnęs Julius Jucikas rezultatyviausias ir toliau Šiaulių komandos krepšininkas. Žalgirio komandos puolimo lyderis sėdi ant suolo, Džeimsas Andersonas. 16 taškų surinko jis, bet ir be jo yra kam žaisti ir yra kam rinkti taškus po didžiosios pertraukos. Tomas Dimša. Vėl grąžina 14 taškų persvarą savo komandai, likus žaisti jau tik tai kiek daugiau nei 3 minutės. Karolis Babkauskas. Rolandas Alijevas. Ir vėl ieško Juliaus Juciko, vėl jį suranda, bet dabar jau sprūsta kamuolys iš rankų Šiaulių komandos aukšto ūgiui. Artūras Gudaitis ir Džeimsas Andersonas pasirodo aikštėje Žalgirio ekipoje. 2:58. Iki ketvirtojo kėlinio, esant dabartiniai situacijai, vis drąsiau galima būtų teikti, jog ir iki rungtynių pabaigos. Džeimsas Andersonas. Ir prasižengia Karolis Babkauskas prieš Vaidą Kariniauską. Trečioji komandinė pražanga. 14 sekundžių Žalgirio atakai. Vėl aktyvus spaudimas Žalgirio žaidėjui. Jau nebeturėjo jokių galimybių Tomas Dimša, kas jį galėjo dar išgelbėti, tai nebent varžovo pražanga. Jos nebuvo, užstrigo Žalgirio ataka, bet žalgiriečiai vėl ginasi labai sėkmingai. Per šį kėlinį jie į savo krepšį yra praleidę tik tai 10 taškų. Patys įmetė 22, štai ir tas didžiulis pranašumas. Klysta sužingsniuodamas Vaidas Kariniauskas. 2:18. Na, sulig kiekvieną sekundę gęsta paskutinės Šiaulių komandos viltys. Rokas Giedraitis vietoj Rolando Alijevo. Na, susipažinti, dar kartą susitikti su Šiauliais. LKL krepšinio aistruoliai ir mėgėjai turės galimybę ir sekmadienį. 16:15 transliacija iš Šiaulių, ten Šiauliai namuose
kausis su Utenos Juventusu, o pirmadienį lygiai po savaitės LKL klasika. Žalgiris Lietuvos Rytas. Čia Šiauliai vis dar atsisako pasiduoti ir baltos vėliavos nekelia, bent jau Karolis Babkauskas, kuris pataiko iš 3 taškų zonos, plus 11 Žalgirio naudai ir klaida. Kokia klaida? Vytautas Šulskis vėl ieško laisvesnio komandos draugo, vėl 2 taškai. Gintaras Leonavičius mažina skirtumą iki vienženklio skaičių, štai taip priversdamas Gintarą Krapiką dar kartą prašyti minutės pertraukėlės. Liko minutė 40 ir liko tik 9 Žalgirio taškai. Štai čia paskutinė sėkminga Šiaulių komandos ataka. Ir dar vienas pasitarimas Šiaulių stovykloje. Minutė 40. Dabar, kai apkirptė skirtumą iki 9, Šiaulių komandai vėl atsiranda ir papildomos energijos ir, manau, entuziazmo. Niekas nepralaimėta, kol nenuaidėjo finalinė sirena. Kągi, svarbiausi statistikos rodikliai. Žalgiris 11 kamuolių persvarą laimi grumtynės po krepšiais. Klydo Žalgiris taip pat dažniau, 14 klaidų prieš Šiaulių 10. Baudos metimų taiklumas panašus, tiesa Šiauliai ir po didžiosios pertraukos gerokai dažniau provokuoja pražangoms savo priešininkus ir stoja prie baudų metimo linijos. Žalgiris trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose nemetė nė vienos baudos. 2 taškai apsilygino, pataikymų procentas dabar jau 2 procentais taiklesni šiauliečiai, bet pagrindinė Šiaulių gynybos problema yra ta, jog leido įsimėtyti Žalgirio snaiperiams ir ta 3 taškių kruša, kurie žalgiriečiai apipylė Šiaulių gynybą ir buvo vienas iš tų lemiamų faktorių, padėjusių Žalgiriui įgyti solidesnę persvarą. Ar jį jau bus pergalinga? Na, sužinosime pakankamai greitai. Sakyčiau, tirpsta tas likęs laikas. Ilgos atakos, šiek tiek tokios rezultatyvios atakos yra tiesiausias Žalgirio kelias į pergalę šiandien. 80-69. Julius Jucikas nepataiko iš po krepšio Šiaulių komandos aukštaūgis. Nepavyksta ir iš toli įmesti Karoliui Babkauskui. Na štai taip, prasideda paskutinė minutė. Žalgiris turi 11 taškų persvarą ir žingsniuoja link 17-osios iš eilės ir 18-os apskritai pergalės LKL čempionate. Džeimsas Andersonas, 1 prieš 1. Numeta kamuolį Sanderveniai. Šio metimas netaiklus, Dimša iš po krepšio. Numuša kamuolį Jucikas. Kova tęsiasi iki paskutinio akimirkų, nors atrodytų viskas jau kaip ir aišku šiose rungtynėse. Šiauliečius, aišku, galima tikrai pagirti už tą norą reabilituotis, prisimenant tą pirmąją dvikovą, kovoja. Šiandien jie pagirtinai kovoja iki galo. Bet pagavo šiek tiek trečiajame kėlinyje tam tikrą atkarpą. Varžovus Žalgiris nutolo ir po to jau realiai grėsmės žalgiriečiams Šiauliai nebekėlė. Taip, nebuvo tokios triuškinančios persvaros kaip pirmajame mače, bet vis tik solidžiau sužaidė, nors ir klaidų neišvengė žalgiriečiai. Dabar jau per 21 ir 20 sekundės nuo 17-osios iš eilės pergalės. Rokas Giedraitis pataiko baudos metimus, 80-71, 9 taškų skirtumas vėl. Spaudimas Žalgirio gynėjams. Džeimsas Andersonas pereina į varžovo aikštės pusę, na ir dabar net nežinau, ar atakuos ar ne. Gali laikyti kamuolį Žalgiris iki pat pabaigos. Šiauliai dar prasižengia 4-ąjį kartą šiame kėlinyje, taigi lieka 4 ir 7 sekundės iki Žalgirio komandos pergalės ir iki tol, kol sužinosime galutinį šių rungtynių rezultatą. Džeimsas Andersonas
Perima kamuolį Šiauliai, metimas iš savo aikštės pusės, Karoliui Babkauskui nepavyksta. Taigi baigėsi šios rungtynės 80-71. Žalgiris laimi antrasis LKL rungtynės per 2 dienas ir toliau išlieka dabar jau vienvaldis LKL čempionato lyderis. 80-71. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Šiauliai pralaimėjo, tiesa pralaimėjo jau gerokai mažesnių skirtumų negu pirmajame mače, kovojo, stengiasi ir už tai juos galima pagirti. Na, o Žalgirio gerbėjus galima sveikinti su pergale ir dabar su vienu iš nugalėtojų mes ir pasikalbėsime. Taigi mūsų pašnekovas Žalgirio komandos žaidėjas Artūras Milaknis. Sveikinam Artūrai su pergale. Nelengvos rungtynės, ar ne? Tokios, kaip pažiūrėjus, aišku, nelengvos rungtynės, bet žaidėm antrą dieną iš eilės. Aišku, čia negalima teisintis toks tvarkaraštis, bet tiesiog gal prireikė laiko, kol atsibūdom, įjungiam tą aukštesnę pavarą ir, manau, viskas susitvarkė. Svarbiausia, kad iškovom pergalę. Šarūnas Jasikevičius sakė per pertrauką, kad pasigėdo šiek tiek didesnės energijos. Kas padėjo tą energiją atsirasti trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose? Galų gale ir tritaškius pradėjo tada pataikyti. Nežinau, tiesiog kiekvienam iš mūsų tiesiog individualiai reikia užsivesti ir to tiesiog ir te trūksta, nes jeigu nors vienas kažkuris neužsivedęs, iš tikrųjų pradedam vėluoti tiek gynyboje, tiek puolime ir tas gaunasi, o kai mes visi užsivedę, tos energijos daug, tai iš karto rezultatas pradeda augti, pradedam apsiginti, lengvų taškų gaunam ir viskas įsprendžia greitai. Ir dabar žvilgdami šiek tiek į ateitį. Kitą pirmadienį El Clasico, Lietuvos krepšinio El Clasico, Žalgiris Lietuvos Rytas. Kaip tu žiūri į tas rungtynės? Aišku, dabar dar ne tas galvoje. Na jo, turim Eurolygos rungtynės dar prieš Albą, tai visas dabar dėmesys bus į jas, bet aišku, kažkiek galvoje visi turi, visi jau žinom, kad pirmadienį atvažiuoja Rytas ir aišku, ruošimės tom varžybom kaip Eurolygos rungtynėm ir nežinau, stengsimės iš visų jėgų ir tik sieksim tik pergalės. Kągi, ačiū dar kartą su pergalė, linkime sėkmės ir svarbiausia išvenkite traumų. Taigi tiek krepšinio per LRT kultūros kanalą šiandien. Jau minėjau, jog sekmadienį, ateinantį sekmadienį jūsų laukia transliacija iš Šiaulių. Šiauliai, Utenos Juventusas. Pažiūrėsime, galbūt tada Šiauliams pavyks pademonstravus kažką panašaus iškovoti pergalę. Nuo pirmadienį, kaip jau minėjome, taip pat per LRT pagrindinį kanalą Žalgiris Lietuvos Rytas. Likite ir toliau su LRT. Viso geriausio.